Labai džiaugiuosi, kad užsakote 12 mėnesių pinigų taupymo nuotykio knygelę su Finansų baba. Prie knygelės pridedu rašiklį. Kasgi yra iš viso šitas pinigų taupymo nuotykis? Kokį nuotykį gali patirti vaikas įsigijęs šitą knygelę? Tai pirmiausia, jisai čia užsirašo savo vardą, čia nusipiešia savo svajonę arba užsiklijuoja. Atsivertęs randa mano parašytą pasaką. Pasaka apie pinigus be jokios abejonės yra apie pinigų taupymą. Ir toliau kiekvieną mėnesį jisai žymi savo biudžetą, prižiūri, tai yra pajamas, išlaidas ir kiek jisai susikaupia, susitaupo. Ir pabaigoje, po 12 mėnesių, žmogus jau gali turėti apčiuopiamą sumą. Žinoma, tai priklauso nuo to, po kiek jisai susitaupys ir kokia jo svajonė. Gali būti, kad ta svajonė yra labai didelė ir teks taupyti žymiai ilgiau, bet tikslas yra, kad kiekvienas vaikas mokytųsi finansinio raštingumo. Ir tikrai išsiunčiau nuorodą naujienlaiškyje, kad galima užsakyti šią knygelę ir pažiūriu užsakymai. Tikrai nuoširdžiai džiaugiuosi, todėl kad ir kūriau tam. Tarp kitko, šitas knygeles gauna vaikai taupiklių gaminimo dirbtuvėse. Būna įskaičiuota į kainą, bet apie dirbtuvės atskirai, o dabar tai tiesiog štai tokia dovana vaikui Kalėdų proga kainuotų 8,60 €, išsiunčiu paštomatu, žodžiu, kviečiu užsisakyti, knygelių dar yra nemažai.